Šiandien montuojame Mio vaizdo registratorių veidrodėlį, modernų 2 kamerų sprendimą, kuris ne tik filmuoja, bet ir atstoja tikrą galinio vaizdo veidrodį. Darbus pradedame nuo saugaus elektros jungimo. Papildomai jums reikės 2 saugiklių, kuriuos jungsime tiesiai nuo saugiklių bloko, kad registratorius veiktų parkavimo režimu. Laidus paslepiame po apdailomis ir atsivedame prie veidrodėlio bei saugiklinės. Atkreipkite dėmesį į instrukcijoje nurodytas laidų spalvas, o kabelio sujungimus izoliuokite ir prijunkite maitinimą. Pasikabinkime ir įjunkime veidrodėlį, kad galėtume patikrinti, ar viskas veikia, nustatyti kalbą, laiką ir kitus svarbiausius parametrus, bei parinkti priekinės kameros montavimo vietą. Montuojant priekinę kamerą, nuvalome bei nuriebaliname stiklą, kad kamera tvirtai laikytųsi. Montavimo metu taip pat vedame galinės kameros laidą nuo automobilio priekinės dalies iki bagažinės. Kamera tvirtinama prie galinio stiklo, o laidai vedami pro stogo ir bagažinės apdailą. Kitas svarbus žingsnis – laidų paslepimas. Visi kabeliai kruopščiai pravedami taip, kad nesimatytų nei salone, nei prie veidrodėlio. Labai svarbu pabrėžti, oro pagalvių veikimo srityse turi būti palikta vietos jų išsiskleidimui, o laidai vedami už jų, nes tai yra vienas svarbiausių saugumo aspektų. Norint nustatyti galinės kameros vietą, prisijungiame prie programėlės ir atliekame tuos pačius veiksmus, kaip ir su pirmąja kamera. Paslepiame likusius kabelius, grąžiname visas apdailas į vietą ir tą patį padarome automobilio priekyje. Rezultatas – švariai ir tvarkingai sumontuotas patikimai veikiantis vaizdo registratorius, kuris ne tik atrodo moderniai, bet ir užtikrina jūsų saugumą kelyje kiekvieną dieną vos per 1 valandą ir 37 minutes. Jūs nusipirkit, mes sumontuosim. Daugiau informacijos rrs.lt.